prasibėgau 7 kilometrai, vėl Samakong Village arba kaimas, miestelis, kaip čia jį išvertus. Tai tenais bėgiojau, palei ežeriukus, aš manau, kad čia mano bus, sakykime, kokių 10 dienų tenais bėgimai, tai po tuos 7 kilometrus gal paskui paauginsiu šiek tiek daugiau. Šiaip reikėtų gal pasistengti atsikelti kokį pusę 6, nes aš kol susirašiu, tai būna jau ir kažkas tai tokio link pusės 7. Tai tas pusvalandis, kol susirašiu, susipili viską, susitvarkai, tai aš galvoju, reikia pasidaryti šiek tiek pratingiau ir gal anksčiau atsikelti, paskui gal po bėgimo dar pamiegoti. Šiaip būčiau ir dabar miegojęs kokios 10 po bėgimo, nes apie 7 atbėgau, kol nusiprausiau, tai buvo jau šiek tiek po 7 link 8. Čia vat atvažiuoja kažką tai parduoti turbūt. Vat, galiu stebėti, kaip bananas vystosi. Gal neužilgo ir sunoks. Širšės ir čia gyvena ir bytas. O ant kitų bananų, ant kitų nelabai matosi. Čia kažką tai atvažiavo parduoti. Va, katinas su dirželiu, bet buvo dar ir juodas. Tai va, žmonės išeina apsipirkti ir čia va tokia pas mus vadinama aftalapkė. O pas juos irgi va, yra atvažiuoja, gali išsirinkti daržovių, vaisių daržovių, niekur eit nereikia, kaip ir gerai. Tai va, tai šiandienos mano planas yra be bėgimo, aišku, noriu nuvažiuoti į Action Zone, pas trenerio ten tokią pažįstamą, tetulę, mes tai klube juokiamės, sakom ten, tetulę. Tai pas ją nuvažiuoti ir man reikia pirštinių, pamiršau bandažą, nes planuoju rytoj nueiti į pirmą treniruotę Muay Thai. Tai kadangi bandažas liko Lietuvoje, o taip gavosi, kad aš visus daiktus kroviausi, dar treniruotės vyko pas mus, tai va tam treniruočių krepšį ir liko. Ką padarysi? Tai va, tai papildomi, aišku, pinigai, bet kaip sakė treneris, galima paskui parduoti. Tai taip ir padarysiu. Tai va, tai bandažas, bokso pirštinės ir Edgarui kapą reikia nupirkti, nes Lietuvoje buvo jau ten, kur visada užsakinėjau, pasibaigusios. Bandžiau kitur nupirkti, bet irgi su vaikiškom buvo prasčiau. Tai kadangi reikia apsišopinti dar, tai čiuožiu. Va, čia auga irgi augaliukai. Tokių daug yra čionais. Gražiai žiedai atrodo. Ir šiaip man atrodo kvepia. Skaniai kvepia. Tai va. Dabar bandysiu, šiaip tai norėjau Boltą išsikviesti. Tarp Bolto Pirdos ir Bolto mašinos yra kaina beveik ta pati. Bet tik tais vienas yra, kad aš gal labiau noriu su motoroleriu dar šiandien prasivažiuoti. O čia kelio darbai. Suvirinimo darbai vyksta. Biški nesuprantu, kaip čia yra šiaip vienpusis eismas, bet šiandien ryte va tokių cirkų mačiau, kai priešinga pusė važiuoja. O dabar dieną matau. Dabar realiai yra jau šilta. Ar šilčiau negu vakar nepasakyčiau, gal tas pats. Tai einu dabar pabandysiu pasiklausti, kiek kainuoja valstybinis tas motorbaikas. Nes ryte tai čia buvo be prošvaiščių man eiti. Vaikai važiuoja į mokyklą ir kaip treneris sakė, tai taip ir buvo. Jeigu šeštadienį, sekmadienį, aišku, neina į mokyklą, tai ten tie dėdulės sėdėjo tiesiog ir laukia, kol chebrytė ateis. Tai šiandien jau chebrytė ten nelaukia, kol ateis.
nes šitie, kaip jis vadinasi, ten tų vaikų šniūras atsistojęs ir visi laukia, kada atvažiuos tas motorsaiklas ir paims juos. Tai va, tai dabar ir aš noriu nueiti pasiklausti, kiek man kainuotų, nes iš tikrųjų čia yra autobuso stotelė, bet su autobusu man važiuoti reikia beveik 2 valandas. 42 stotelės. O aš nežinau, ar aš noriu su tuo autobusu važiuoti tas 42 stoteles. Tai va, tai aišku būtų pigiau, kokius 3 kartus pigiau. Nes aš žinau, kad Boltas čia kainuoja 180 batų. Tai autobusas būtų gal kokių 30, sakykim, kažkas tai. Nors čia irgi labai įdomiai. Yra kontrolieriai, jinai ateina ir ten, tu sakai, kur važiuosi ir tau kainą pasako. Tai dar klausimas už ten 20 batų ar nuveš, 30, gal daugiau būtų, nežinau iš tikrųjų. Bet einu pasiklausiu. Tai va, tai. Ir dar aš noriu šiandien nuvaryti į šventyklą. Ten vadinasi Didžiojo kalno šventykla. Tai va, link tos Didžiojo kalno šventyklos noriu pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodys. Šiu. So far, so good. O, mašiniukai. O, čia didelio kontento nepadarysi. Aš praktiškai vienam čia rajone gyvenu. Gal kurią dieną ir pavyks dar susiplanuoti link jūros nuvažiuoti. Jeigu ten ne arklį paimtų, tai 40 km su motorsaiklu, tai nežinau. Vakar jau 16 buvo kažkas. Bet pasižiūrėsiu. Pasibandysiu. Tai va, einu toliau, klausiu kainos. Čia autobusas važinėja kas 50 minučių. Tai jeigu ką, tai ateisiu pavažiuoti su autobusu. Vėl vaisių kioskelis. Ten autikas atvaro. Nežinau tik tais, ar tas, kur man reikalingas. Kiek ir atsimenu, ten maždaug, kurio reikia. Aišku, labiau tai norėčiau prasivažiuoti su tuo, kur atvira būda tokia buvo, nes čia visur kondicionieriai pučia. Jo, atrodo 100, ne, 100 tam. Ne tas, 332 gal. Reikia pasitikrinti. O jie tai tie tiesa dėdės, tai įdomioje vietoje sėdi. Čia va krūmai yra, jie tuose krūmuose. Ir dažniausiai prie sustojimo jų taip ir ieškoti reikia. Vakar tai iš vis atėjo, paklausė, kur nori nuvežti. Sakau, kad jau Boltą paėmė. Tai pasiklausiu, kas ten pas juos, padylinsiu. O, kaip tik su oranžinė lemenė grįžta jau. Gal kokį vaikiuką vežė ir dar ką nors. Einam dylinti. Okei. Nesudylinom. Sakė, per toli važiuoti. Tikriausiai jo, kad ten jie gal zonom kokiom pasidalinę yra. Ten, žodžiu, sakė, jiems per toli. Gerai, eisiu gal tada į autobusą. Kažkiek pavažiuosiu autobusu, kažkiek tai Boltu. Pažiūrėsiu. Gerai, einam, kelionę tęsim. Čia tiesa tas oldschoolinis autobusas. Vakar, kur važiavom, kur ten grindų nulis. Gerai, yra tos grindys. Po teisybei, tai visi autobusai tai pagaminti. Kas nežino, tai faniera tenais.
o ne metalo lakštai ant grindų. Tai va, gerai. Aha, dabar autobusai yra 2 sustojimai. Čia nė velnio nerašo, kur koks. Tai bandysim, einu tada toliau žiūrėti. Ok, taip, tai po 1:08. Nu ką, važiavau su autobusu beveik valandą laiko, kol pasiekiau reikalingą tašką. Tada atsisėdau į kitą autobusą, bet tata pasakė, kad dėja, bet iš čia nevažiuoja, kur tau reikia į kitą Action Zone. Ir tada išsikviečiau Grebą. Grebas kainavo 40 batų, euras 39 atrodo. Čia nesmė, bet geriausiai tai tas buvo, kad kai Grebas mane vežė, mes važiuojam ir ką jūs galvojate? Gal 3 autobusai buvo tie, kurie tipo čia nevežė. Tai, nieko, pasivažinėjau su Grebu. Šį kartą mažesnė pirda buvo, tai sunkiau sėdėti, bet nieko, išsėdėjau. Tai va, buvau tame Action Zone, nusipirkau pirštinės, tada kapą paėmiau, bandažą paėmiau. Kaip sakiau, bandažą parduosiu, dar šortus nusipirkau. Gerai pagalvojus, man atrodo, man šortų nereiks, tai irgi parsivešiu, parduosiu. Tai va, tai dėl ko šortus ėmiau, tai dėl to, kad gražus labai. Bet pažiūrėsiu, nes pagal planą tai turėčiau ir Double BC gauti šortus, tai jeigu gausiu ir savo dydį, tai kodėl ne, ką man jau turėti 10, užteks ir poros, o bonsai auga visą tokią juostą. O aš einu prie Didžiojo kalno šventyklos, bandžiau tiesą dar išsigryninti pinigus, nes gerai, kad šiek tiek daugiau pasiėmiau. Iš tikrųjų, žiauriai atpratęs aš nuo tų grynų pinigų. Gavosi taip, kad išsikeičiau, kai atvažiavom čia, nes neribotą kiekį nemokamai galėjau išsikeisti. Tai aš tą visą kiekį išsikeičiau, bet dargi reikėtų papildomai. Tai norėjau išsikeisti. Tai va, Bankokė keičiantis pinigus reikia turėti pasą. Aš kaip ir šitą esu matęs, kai rodė ten ir Bankokė, ir Vietname keitėsi pinigus, ten, tai kad su pasu ėjo į keityklas. Ir tik tai, kur labai mažos sumos tenais neprašė, arba ten, sakykime, su kopija užteko. Vat, Auksinio kalno šventykla, jinai yra tenais. Tai aš einu dabar ten. O čia tai aš už 8 batus atvažiavau, 8 batai kainavo. Jo, lipsiu va tenais, bet čia kažkas gražaus dar yra. Norėčiau užeit pasižiūrėti. Gerai, pasižiūrėsiu. Čia mokama, nemokama, nežinau. Bandau eiti. Viduj kalbėti negalima, tai nieko jau nekalbėjom. Parodė, kad tyliai būtų, bet gražu. Tai dabar eisiu batų pasiimti, nes išėjau iš kitos pusės. Karšta basam, bet einu susigrąžinti batų ir lipsiu į kalną. Ieškosiu tiksliau įėjimą, nes čia kažkur įėjimas turi būti. Reikia eiti paskui turistus ir bus aišku. Ok, einu. Na ką va, 100 batų ir galima lipti. Aš šiandien pamiršaugi, kad aš be ilgų
kelnių. Tai, bet paklausiau, sakė, viskas gerai, nes čiagi negalima belia kur eiti su trumpais šortais arba negali būti marškinėliai ant petnešėlių. Tai pasitaisom. Lipsim į kalną. Lipam į kalną. 344 laipteliai.ให้สิ่งเป็นหลักแก่คนทั้งหลายจงปฏิบัติอย่างนั้นและควรยกย่องมันที่จะให้ธรรมะแก่คนอื่นนั้น Kiškis. จะเป็นพระหรือว่าเป็นบุคคลประเภทใดเป็นใครก็ได้หรือจะเป็นใครก็ได้เป็นLipau į kalną. Dabar einu į vidų. Ten kalbėti negalima. Ir eisiu į vidų, o tada pasivaikščiosiu čionais. Dar noriu, ten 2 šventyklas matau, tai galbūt jeigu nėra labai toli, tai dar iki ten nueisiu. Čia kažkoks kompleksas irgi, tai čia pasivaikščiosiu. Ir ten matau, dar yra tas balkonas stiklinis. Tai bandysiu kol kas eiti čia į vidų. Čia pasakyta nenusimt batų, bet vis tiek nusimt. Apsilankiau čionais. Dabar eisiu toliau. Šiaip matau, ten yra viena šventykla, ten 2. Ta arčiau yra manęs, tai pažiūrėsiu, gal į kitos nueisiu. Šiaip netaip radaučiau, koja tai pasivaikščiosiu. Šiandien 2 metus. Ir kol grįšiu namo, tai dar bent porą valandų. Apsilankiau čia visur. Ir čia parkelis toksai. Ten šventykla. Ir dabar einu link autobusų stotelės. 5 minutės paeit, rodo. Link jos. Tada sėsiu į vieną autobusą, paskui į kitą. Tai 2 autobusais iš viso 1:25 man rodo važiuoti. Gal kamščių tiek nebus. Jo, čia Tailandė aš supratau, kad pėstieji tai kėgliai. Kaip treneris sakė, pėsčiom jie čia nevaikšto. Visur važiuoja. Yra kas vaikšto, bet daugiausiai tai čia su tom pyrdom važinėja arba autobusais. Tai pėstysis čia, kaip suprantu, neypatingai įdomus kam. Nes aš žiūriu, aš bandau pereiti per pėsčiųjų perėją, tai
Jiems tas pats, jie net nebando stabdyti. Bet kaip ir biški logiškai yra, nes jie čia, žinok, žiauriai greit važiuoja. Ir jeigu kas kartą čia stoviniuok dėl kiekvieno tokio kaip aš, čia jiems užknis. Aš norėjau su būt kanal praplaukti, bet nevelnio man to būt kanal turbūt nesigaušiu šiandien plaukti. Lygiai mačiau, kad sustojimas yra netoli mūsų tos vietos, kur gyvenam, bet nežinau. Kažkaip nesigavo man suprasti, kur ten kas. Va, kokio pločio gatvė. Tai pabandyk tu čia pėstute ją kirsti. Aha. Būt kanal, kaip nulipt, pavyzdžiui, čia naisa. Gerai. Nulipom. Einam toliau. Link. Čia reikia irgi žiūrėti, kad neišlėktų. Einu link autobusų. Reikia dar pasižiūrėti, kur čia ta autobuso stotelė. Šiandien gera diena. Pasiblūdėjau. Rytoj tai bandysiu jau pasportuot varyt. Ir žiūrėsiu, gal vėl į miestą šausiu. Autiką paimsiu. Su autiku varysiu. Gerai. Gert noriu. Reikia susimaišyti. Turiu vandens ir elektrolitų, tai reikia užsimesti. Šilta. Ten ant stogo užlipus buvo labai karšta. Jauti, kaip teka per visą. Sustojimą radau. Laukiu. Varau.